kad jums būtų aišku, kaip tam tikrus dalykus savo praktiniam gyvenime pritaikyti. Nes ir kai darėm šitą webinarą prieš 2 savaitės, tai tų klausimų tikrai buvo daug ir labai tikimės iš jūsų jų taip pat sulaukti. Tai pradėsiu turbūt gal nuo prisistatymo. Aš pati esu Milda, esu coachingo specialistė, esu šeimos ir verslo ginčų mediatorė, tai santykiai ir ribos labai yra mano tema. Ir esu coachingo mokyklos dėstytoja. Lygiai taip pat kaip ir Aistė yra coachingo mokyklos dėstytoja, mūsų Šveicarijos Alpių užkariautoja, kur organizuoja stovyklas be ribų ir padeda žmonėms atskleisti savo potencialą. Taip pat Aistė yra coachingo specialistė ir jinai, tai dar galvoju, gal pasidalinsiu skaidrę. Ir labai daug dirba su santykių tema. Tai būtent ši tema šiandien, apie kurią pakalbėsim, taip pat susijus yra labai stipriai su santykiais, tiek asmeniniais, tiek profesinio gyvenimo. Dar turėtų su mumis kartu būti ir Sonata, tačiau šiandien jinai neprisijungs, pirms kitą kartą, kitoj temui. Sonata taip pat yra coachingo specialistė, mes visos trys šiaip dirbam coachingo mokykloje, turim savo studentus ir dar Sonata yra geštalto psichoterapijos praktikė. Tai kaip matot jau iš pavadinimo, šiandien mes esam nusiteikusios padėti jum išmokti labai praktiškai brėžti ribas. Ir brėžti taip, kad nesusipykti, nes labai dažnai tikrai pastebėjom ir girdim, kad žmonės arba nežino, kokios jų turėtų būti ribos, arba taip palaik tam tikrus kraštutinumus. Klausimas būna, kaip praktiškai tas ribas reikėtų brėžti, kaip jos atrodo, kaip išmokti pasakyti ne. Yra baisu savo ribas apsibrėžti dėl to, kad neaišku, kaip aplinka į tai sureaguos. Ir dažniausiai tada arba visai jų nebrėžiam, arba tiesiog nepatogiai jaučiamės ir galvojam apie tai, o kaip tai reikėtų padaryti teisingai. Tai šiandien visus šitus klausimus, atsakymus jūs tikrai gausit, Aistė tuo pasirūpins. Ir ne tik teorinio dalimi, bet ir labai praktiniais pavyzdžiais. Tai prieš pradedant norėtųsi iš jūsų sužinoti šiek tiek informacijos, kokių sunkumų jūs turite ribų brėžime. Tai būtų labai smagu, kad parašytumėt į mūsų chatą, bet kokius sunkumų jūs patiriat brėždami ribas. Galbūt jų net pažįstat, galbūt yra nedrąsu jas brėžti, galbūt nubrėžus susidurėt su aplinkos kažkokiu pasipriešinimu. Ir ar fokusas jūsų pačių yra labiau į tas ribas ir jų brėžimą ir pažinimą, pirmiausia, aišku, asmeniniam gyvenime, asmeninio gyvenimo ir santykių kontekste, ar labiau profesinėje aplinkoje. Tai būtų labai įdomu, kad pasidalintumėt, nes tada galėtumėm jums visą tai atliepti. Ir žinoma, vienas iš paprasčiausių klausimų turbūt su kokiu nusiteikimu šiandien atėjot, kokia yra jūsų nuotaika, kaip jūs jaučiatės ir kokį turit lūkestį, ką norit šiandien iš mūsų gauti. Tai matau, kad jau chatas mūsų aktyvėja, labai smagu. Ir dar turiu vieną žinutę jums apie ne tik pačias ribas, aš jau prieš 2 savaitės apie jas kalbėjau, šiandien Aistei atiduodu estafetę, bet apie tai, kad šiandien mes šitai temai turėsim taip gerą valandą laiko ir po to, kiek jūs turėsite klausimų, kiek norėsis apie kažką padiskutuoti, tiek ekstra laiko mes ir prisidėsim. Bet labai raginu likti visus iki pabaigos, nes pabaigoje tikrai gausit labai tokios svarbios ir detalios informacijos apie tai, kas jūsų greitu metu galėtų laukti mokymų pasaulyje. Tai yra tam tikrų naujienų, plus dar pasiūlysim jums ir dovanų. Tos naujienos, apie kurias labai noriu pakalbėti, yra tai, kad greitu metu paskelbsim savo trio, kuris taip ir susikūrė, būtent per tą bendradarbiavimą coachingo stiliumi, per norą gerinti komunikacinius įgūdžius ir padėti tą daryti kitiem, susikūrėm mes kaip trijulė ir organizuojam mokymus
kurie jum gali būti visiškai pilnai finansuoti valstybės, o tiem, kurie netitiks tam tikrų kriterijų ir to finansavimo negalės gauti, turėsim rėmėjų dovanų ir stipendijų. Tai apie ką tai yra kalba? Šiandien kalbėsim tik apie vieną komunikacijos segmentą, apie ribų brėžimą. Pati komunikacija kaip tema yra be galo plati ir jinai yra labai labai svarbi. Tai ne tik apie konfliktų sprendimą, ne tik apie savo poreikių išsakymą, ir tai yra kur kas daugiau. Per valandą išdėstyti visko nėra įmanoma. Plus norim, kad žmonės ne tik paklausytų, bet ir praktinių įgūdžių įgytų. Todėl paleidžiam savo autorinį kursą, kuris truks realiai tai turbūt ir keletą mėnesių, kad galėtumėm tą temą išnagrinėti plačiai ir visais aspektais. Ne tik ribų brėžimo, bet bendrai savo komunikacijos gerinimo tiek asmeniniam, tiek profesiniam gyvenime. Kursas bus be galo interaktyvus, su labai daug praktikos, su simulacijom, su vaidmenų žaidimais, su refleksijom, tam, kad jūs būtumėt pilnai pasiruošę, ne tik kai reikia drąsiai atstovėti savo nuomonę, ne tik drąsiai iškomunikuoti idėjas, ne tik drąsiai save reprezentuoti ir pristatyti, galbūt keliaujant į naują veiklos sferą arba ją pradedant savo gyvenimą, bet lygiai taip pat susidūrus su kažkokia tai konfrontacija, su nuomonių skirtumais kitų žmonių, kad gebėtumėt tokias situacijas išspręsti, juose sėkmingai išnaviguoti, galbūt ir pačius konfliktus išspręsti, jeigu tokių yra. Tai viskas apie komunikaciją be barjerų, nes realiai tai yra raktas į sėkmę. Tai Aistė, matau, pasidalino nuorodą, kur jūs galit dabar iš karto prisijungę pasižiūrinėti ir užsiregistruoti. Kodėl tai yra svarbu? Nes galimybė prisijungti į kursą, kai tokia bus paskelbta, kadangi tai yra su valstybės finansavimu, tiesiog bus tokia galimybė labai ribotą laiką. Realiai tas finansavimas, kurį valstybė dovanoja, ištirpsta praktiškai greičiau net nei per 24 valandas. Vadinasi, tie, kurie jau yra sąraše, yra pirmieji, kurie sužino ir turi progą prisijungti. Tai kas žino, kad šita komunikacijos tema apskritai yra svarbi ir aktuali jūsų gyvenimui ir norisi čia savo įgūdžius patobulinti, tai kviečiu registruotis jau dabar. Kam dar yra kažkokių klausimų, tai būkit iki pabaigos ir aš pasidalinsiu pilnai visom detalėm, kas gali pretenduoti, kokiom sąlygom, kokius kriterijus reikia atitikti, ką reikia daryti ir panašiai. Tai apie tai bus pabaigoje, lygiai taip pat kaip pabaigoje gausite nuostabią dovaną nuo Aistės šį kartą. Ir matau jūsų pasidalinimus, kad tas ribas brėžti nedrąsu daugam, tiek asmeniniam gyvenime, tiek profesiniam, kad klientų nesinori įžeisti, norisi pakeisti požiūrį. Va čia labai įdomi tema, kad vienas iš sunkumų yra ribų perbraižymas, kažkas ir su coachingo kontekstu sieja, įžeidimo baimė. Tai labai džiaugiuosi, kad dalinatės, nes būtent apie tai ir kalbėsim. Kaip ir sakiau, mūsų noras yra, kad jūs gautumėte atsakymus į savo rūpimus klausimus ir galėtumėte praspręsti jau čia ir dabar tam tikras situacijas. Tai ką, pakviesiu dar kartelį pasirodyti Aistę. Aš savo skaidrės atjungiu, pasiliksiu jas pabaigai kaip saldainį. Ir Aistė pati kaip nusiteikus. Ačiū, labas vakaras visų pirma, visoms ir visiems. Ačiū, Milda, už pristatymą, tai gal aš nieko nelaukiant ir pradėsiu, ne? Gera čia būti. Aš manau, net aš jaučiu, kad tu visa pasiruošus ir taip spirgi, man tai net vibruoja visą laiką per ekraną, nes pas Aistę tai turbo energija yra, kas jos nematė ir nedalyvavę renginiuose, tai žinokit, vieną kartą paragauji, negali po to sustoti ir vis tiek ir žiūri ir norisi dar. Tai tikrai to dar bus, bet čia irgi pabaiga gal pasakysiu, nes turim dar ir didesnių planų, ne tik apie mokymus, tai papasakosim tiem, kurie ištikimiausi ir kantriausi. Ir dabar manau, kad tiesiog šokam prie temos, nes jinai yra svarbi, aktuali ir jūs būtent dėl to čia šiandien ir susirinkot. Tai Aiste, žodis tau ir jeigu bus kažkokių klausimų, nepamirškit naudoti čato, gali drąsiai rašyti, mes abi matom ir tikrai sureaguosim į tai. Tai visų pirma, ką noriu iš tikrųjų padaryti, tai yra paprašyti, kaip
tiksliau paprašyti, kaip mes sutarsime, kad bendrausim vieni su kitais. Tai išsijunkit visi mikrofonus, gerai pažiūrėkit, kad pas jūs būtų išjungti mikrofonai, nes tikrai nenorim vienas kitam trukdyti. Ir sutarkim, kad jeigu turit klausimų, kaip ir Milda jau minėjo, tai viską rašykit į bendrą mūsų čatą ir po to tikrai mes atsakysim kiekvieną klausimą. Galbūt net tas klausimas bus atsakytas jau webinaro metu, aš taip galvoju, kad daug gali klausimų būti atsakyti. Tai, ką dar noriu paprašyti, tai yra, kad jūs pasimtumėt lapą ir pasimtumėt su kuo rašyti, jeigu dar iki dabar to nepadarėt. Padarėt, ne? Gerai, tvarkoj. Tai super, nes jums labai greitų metų prireiks. Tai realiai tai, ką aš padariau ką tik, aš pademonstravau, kaip galima brėžti ribas arba tiesiog kaip aiškiai iškomunikuoti, ko aš tikiuosi šito webinaro metu, ne, iš jūsų. Lygiai taip pat kaip ir jūs įvardinot tai, ko jums reikia šitoje temoje. Ne? Tai yra apie tai, kad mes komunikuojam savo poreikį kiekvienoje situacijai. Tai mūsų webinarą šiandien noriu pradėti nuo užduoties. Užduoties jums tai yra, kai mes pasiemam lapą, rašiklį ir labai kviečiu taip atspindėti lape būtent šitą temą - ribos ir aš. Kaip atrodo jūsų piešinys galbūt simboliais ribų brėžimas. Kelias sekundės tiesiog duodu tie, kas turi lapą ir rašiklį. Tai vat pabraižyti kažkokiu tai būdu. Tie, kas neturi, tai gal vizualiai kažkaip įsivaizduojat, kaip atrodo tas ribų brėžimas. Ir pasidalinkit čate, kaip jūs tai atspindėjot lape. Ką ten piešit? Ar jau pavyko? Tyla. Kaip mes tas ribas brėžiam, kaip mes pavaizduojam. Dažniausiai tai, ką aš matau, kaip žmonės vaizduoja ribų brėžimą, tai yra, jie nupiešia tašką, tai yra save, o aplink tą tašką nubrėžia kvadratą. Ar matosi? Ar kas nors tai brėžiat? Niekas? O kaip brėžiat? Apskritimą. Aha, apskritimą, va, aš ir kažkas tai yra aplinkui, ne? Tarytum, jo, nusibrėžiam kažkokius tai, ar tai tiesas, ar tai apskritimą, va, kaip fainai. Aha, ačiū, kad dalinatės, labai smagu matyti. Bet maždaug apie tą patį, ne, kad mes įsivardinam save ir įsivardinam, kas vat, tai yra. Tai yra tarytum tokios vat, linijos, kurios yra aiškios, ne, tai yra aiškios linijos, gerai matomos linijos, tai yra mūsų ribos. Jos gali būti lankstomos galbūt, tai kaip mes norime, ne. Ir čia iš tikrųjų kviečiu taip įsivardinti savo, kokiame kontekste man reikia padrąsinimo, pastiprinimo. Jau daug kas dalinosi, kad darbe sunku brėžti ribas. Tai aš tik norėčiau, kad jūs tiesiog savo kelis kontekstus, nes jūs tikrai žinote situacijas, kuriuose galbūt norėtumėt pastiprėti savo ribų brėžimo temoje, kad jūs tuos kontekstus įsivardintumėt. Šiandien aš kalbėsiu apie
kokie yra vat, ribų tipai iš viso, galbūt dar jum prisidės kažkas, bet pradžiai įsivardinkit ir savo tuos kontekstus, gerai? Kokiame, vat, kokios temos man yra aktualios. Ir iš tikrųjų su tuo ribų brėžimu mes susidurime kiekvieną dieną. Man ir pačiai, kuriant tiek asmeninį santykį su savimi, yra ribų ta tema gan aktuali tiek dirbant, tiek santykiaujant su kitais žmonėmis. Ne? Tai yra, vat, pradžioje esu aš, kiek aš save atstoju, po to yra, kaip aš save atstoju prieš kitus. Ne? Kita tema, kas čia irgi paminėjo, kažkas yra ir iš coachingo srities, tai yra aktuali man pačiai dirbant su klientais, tai yra nusistatant santyki vienas su kitu, kaip mes dirbsim, na, tai yra irgi mūsų ribų brėžimas. Ir lygiai taip pat dar stebint jų santyki, tai yra klientų arba aplinkos santyki su kitais žmonėmis. Ir aš pastebiu, kiek įvyksta nesusipratimų ir konfliktinių situacijų vien todėl, kad mes nežinom iš viso, kas yra tos ribos ir nebrėžiam jas. Mes dažnai galvojam, kad ribos yra skirtos tam, kad mes apsaugotumėm save nuo kitų žmonių. Ne? Tai yra kaip namas ir tvorą pasistatom. Ne? Tai yra vat, tokia metafora dar galėtų būti. Ne? Tačiau ribos taip pat mums padeda suprasti pačius save, ne? Tai yra, ko mes norime, kokius santykius mes siekiame kurti su kitais. Jeigu taip, toks pavyzdys paprastas, ne? Draugas, sakykime, dažnai skambina vėlai vakare, kai jūs norite pailsėti. Ir jeigu mes tai leidžiame kartoti, ne, tai mes realiai siunčiame žinutę, kad man su tuo viskas yra ok, kad manęs nevargina tarytum tai, nors gal aš esu nepasitenkinime ir mane tai vargina. Ne? Ir jeigu aš tai nepasakau, neiškomunikuoju, tai aš nenubrėžiu tų ribų ir darau tokią meškos paslaugą dviem dalykams. Tai yra savo poilsiui ir antras dalykas tai yra santykiai su tuo draugu. Nes aš jausdama nuolatinį nepasitenkinimą ir to nerodydama kažkada prieisiu tikriausiai prie to, kad kaupsis, žino tą momentą. Ir bats, tada visa energija išsilieja. Ne? Tai yra vienas tik iš pavyzdžių, kur mes tiesiog vėlgi neatstojam savęs, bet tų kontekstų yra daug ir šiandien dar aš apie juos visus būtinai pakalbėsiu. Klausimas, kodėl yra svarbu brėžti ribas, kaip jums atrodo? Ką tai duoda? Aš jau čia paminėjau, geresnį santykį, ne? Ką dar? Saugumą. Ką dar? Geresnę savijautą. Kas dar ta? Nuspėjamumą, tarytum, kad mes žinome, kaip bus, ne? Pagarbą. Tiesą. Wow. Tai ribos mums formuoja sveikus santykius, jos leidžia kurti mums tokį pagarbos kupiną aplinką, ne, kurioje kiekvienas jaučiasi saugus. Tai viską tai, ką jūs paminėjot. Aš matau, kad aš skaidriam nesidalinu. Čia dar matau, kad žmonių yra, kurie vis ateina. Tai kas yra visų pirma tos ribos? Ne? Ir iš kur jos atsiranda? Iš kur atsiranda ribos? Kaip jums atrodo? Ar mes gimstame su ribomis? Pavyzdžiui, klausimas. Ar vaikas, kur šeimoje gimsta, jisai jau
turi savo ribas. Iš mūsų pasaulėžiūros. Mhm. Iš kur dar atsiranda ribos? Turi. Kristina sako, kad turi. Kad vaikas gimsta su ribom. Ne? Čia iš tikrųjų gali būti įvairūs atsakymai. Ne? Tai priklauso nuo to, ką mes traktuojame kaip ribas. Ne? Ribos yra tam tikros taisyklės, tam tikros mūsų normos, kaip mes matome pasaulį ir kaip mes leidžiame elgtis kitiems su mumis. Ne? Kaip savo mes leidžiame elgtis ir kaip kitiems su mumis. Mes visi gimstame kaip laisvos būtybės, tačiau augdami mes mokomės apie ribas ir limitus dažniausiai per aplinkos nustatytas tokias taisyklės ir tam tikrus socialinius standartus. Pradėkim nuo to, kad kokioj mes šaly gimėm, ne? Kokioj mes religijoje gimėm. Kai mokėmės, ką reiškia saugumas, kas leidžiama, kas neleidžiama, ne? Kas sakoma ir traktuojama kaip teisinga, šaunuolė ar šaunuolis gerai pasielgia, ne? Paglosto tave už tai, kad tu padarai kažką gerai, arba atvirkščiai baudžia, sako, pražanga dabar tau. Ne? Tai yra, vat kažką tai pasielgiai kažkaip netinkamai. Tai yra, kad mes jau iš tikrųjų pradedam formuoti tas ribas nuo to, kur mes gimėm iš viso, kas mūsų yra tėvai. Galbūt iš mūsų buvo reikalaujama tokio absoliutaus paklusnumo, kad tu turi gerbti tėvus, negali jiems prieštarauti, galbūt tu turėjai visą laiką sakyti jūs, ne, aš nežinau, kaip kokioje šeimoje. Vyresnis žmogus visada yra teisus, mama ir tėtis žino geriausiai, ką reiškia, ne, kai sukaks 18, tada galėsi pašnekėti. Galbūt buvo taip kuriamos ir brėžiamos ribos. Galbūt jūs mokė atvirkščiai, kad nesvarbu, kas bebūtų, varyk, nepasiduok, eik, kovok už savo nuomonę, jei duosi galvą, duok atgal, ne, tai tikriausiai žino tą posakį. Eik per galvą, siekti savo tikslų. Ir taip mes mokinamės tam tikrų mąstymo šablonų, kuriuos mes perimam iš savo tėvų, iš aplinkos, iš senelių, iš to, ką mes matome. Ir kūrėme toliau savo tas strategijas. Ne? Tai klausimas, kiek vaikystėje buvo gerbiamos mano, pavyzdžiui, teisės, ar buvo skaitomasi mano nuomonės, kiek aš jaučiausi išklausytas, kiek galėjau pasakotis iš viso savo šeimoje, ne? Ar leisdavo man kalbėti ir sakydavo, št, vėliau, ne dabar. Ne? Tai mūsų vaikystėje suformuotos ribos dažnai atspindi ir tai, ką turime savo pasąmoniai dabar. Ir galbūt tai nepasireiškia kaip tuo pačiu modeliu, gal mes elgiamės visiškai priešingai, bet tai gali vis tiek įtakoti mano santykį su savimi dabar. Ir čia į ką noriu atkreipti dėmesį, kai aš šneku apie vaikystę, tai tikrai ne apie tai, kad mes dabar pradėkim kaltinti aplinką arba tėvus, ne? Aš tikiuosi, kad čia visi yra sąmoningi ir supranta, kad tėvai tikrai darė viską, ką jie laikė tuo metu kaip teisinga, kaip geriausia savo vaikui tikriausiai, ne? Nes kitaip nemokėjo. Tai dabar tiesiog mes esam tame sąmoningume, kad mes galime tai atpažinti, iš kur mes perėmėm tam tikrus mąstymo šablonus, ne, pagal ką mes dabar gyvename. Ir jeigu, pavyzdžiui, tėvai išreiškia savo poreikius, gerbia kitų ribas, vaikai greičiausiai perima irgi tą patį modelį. Ne? Jeigu ten buvo daug kontrolės arba kontrolės trūko, tai galime susidurti su sunkumais tiesiog tų ribų brėžimo temoje. Mes tęsiam automatiškai tą patį modelį. Darbe, su vyru, su žmona, su draugais, kolegom ir taip toliau. Žino tikriausiai tą tokį, kad negalima vadovui paprieštarauti, gal ne, pasakyti savo nuomonę, nes kitaip išmes iš darbo. Ne? Gal negaliu visiškai pasakyti savo poreikių vyrui, nes gal susiras kitą.
pavyzdžiui, ne? Nes manęs nemylės, jeigu išsakysiu tai, ką galvoju, nes kažkas man atsitiks, ne? Ir tada kažkada vat ateina tas toksai, vyksta viduje vidinis konfliktas, nes, nu dabar tai mes nebesam juk tie vaikai, ne? Mes suvokiam, kad kažkas yra ne taip, kad nublemba, tai, nu kažkaip neišsakau to savo nuomonės, kur turėčiau išsakyti, ne? Kur norėčiau galbūt, kad būtų kitaip. Arba išsakau gal per agresyviai, tai yra irgi kitas būdas. Ir būna, kad tada ateina tas klausimas, nu blemba, nu kiek galima, ne? Nu kiek galima taip pat. Pažįstama? Oi, matau, kad čia vėl yra žmonių, kurie nori vis prisijungti. Ok, tai priimsim mes juos ar ne? Tuos naujus. Ar vėluoja, sakysim, ribas brėžiam. Okay. Tai kokios iš viso būna tos ribos? Ribos būna fizinės, tai yra ribos, kurios susijusios su mūsų kūnu, asmeninė erdvė, su mūsų fiziniu komfortu. Jas galime palyginti su tokia kaip nematoma linija aplink kiekvieną žmogų, kurios tarytum peržengti negalima, ne? Kai kas nors prieina per arti, pastebit, kad, nu, čia yra mano zona, ne? Tarytum reikia ranką ištiesti, kad stop, per arti, ne? Būna netgi aš turiu kaimynę, jinai, aš nežinau kodėl, bet jinai ateina tiesiog va taip, tokiu artumu ir kalba. Ir man tai yra, nu, labai nemalonu, aš tiesiog, nu, negaliu taip arti, ne? Tai turiu visą laiką atsitraukti, o jinai eina vėl toliau, žinai. Tai ir klausimas, o ką tada daryti, ne? Tai čia mes paskui pakalbėsime apie tai, ką daryti. Kitas pavyzdys man buvo irgi, kai aš atsikraušiau čia į Šveicariją. Mano vyras šveicaras, tai jam buvo kaip ir viskas ok, bet visur, kur mes eidavom pažindintis su svetimai žmonėm, jie bučiuojasi 3 kartus. 1, 2, 3 į žandą. Ir man būdavo kažkoks košmaras, kaip aš galiu liestis taip intymiai su, nu, visiškai nepažįstamu man žmogum ir pastoviai tuos 3 kartus, jau ten pavargsti tuos 3 kartus bučiuotis ir aš visą laiką keldavau tą klausimą, nu klausyk, kažkaip man netinka, žinai, nu man ne, ar, nu, kaip reaguos kiti žmonės, kai aš, nu, tiesiog to nedarysiu ir jis sako, nu, bet čia nepagarba. Nu, kokia, sakau, čia nepagarba. Tai vat tuo metu, čia buvo prieš 12 metų, ta tema man buvo aktuali, tai aš tiesiog, nu, nusprendžiau, kad, nu, man netinka ir aš, nu, kitaip darysiu, kitaip pasisveikinsiu. Nu, aš galiu apsikabinti, bet, nu, ten bučiuotis man nereikia. Tai aš rodydavau savo tada irgi tas ribas, ne? Kitas pavyzdys irgi buvo su mano sūnum neseniai. Prieš keletą savaičių dalinausi ir kaip tik praeitam webinare irgi, kad jis grįžo namo ir aš kaip visada, mama bėga jį apkabinti, ne? Aš noriu jį apkabinti, jau tiesiu rankas, jis man sako, stop, mano kūnas priklauso man. Aš išsižiojau, sakau, kaip, kas čia dabar? Tai pasirodo, kad jie mokykloje tiesiog mokėsi būtent apie ribų brėžimą ir apie fizinį kontaktą, kad vat, kūnas priklauso man, kad pasakyti ne. Tai ačiū Dievui, kad nu, dabar ateina tokie laikai, kai mes esam edukuojami, kai mūsų vaikai yra edukuojami, mes nebuvom edukuojami tokiom temom, nebent tai vyko šeimoje, bet tikrai ne mokyklose. Tai wow. Gerėja situacija, ne? Aš manau, kad tokių metų jau mūsų vaikams nebereikės kalbėti apie ribų brėžimą, jeigu jau jie to mokinosi, nu, 9 metų. Tai nuostabu. Bet čia aš per ilgai apsistojau ties fiziniam ribom. Kitos yra emocinės, tai yra apima mūsų jausmus, mūsų emocinį komfortą. Kai mes sprendžiame, kiek mes norime išsipasakoti, pavyzdžiui, atvirai dalinti su kitu. Kiek to aš emocinio artumo noriu. Tai aš čia irgi atsimenu, kai važiuodavau komandiruotę su savo vienu kolega, jis tiesiog, vat, nu, apie vieną, taip galiu pasakyti, mes neturim to per daug didelio kontakto, bet jis su savo klausimais antiek mane vat, išklausinėdavo ir aš grįždavau ir galvodavau, nu jaučiuosi kaip, taip pasakysiu, nu, išprievartauta, ne, taip emociškai, nu, tarytum,
tiek išklausinėja, o aš esu gan atvira, aš ir pasakojuosi, paskui kažkada sakau, ne, stop, nu, nenoriu, kodėl aš nenoriu taip daryti, ne? Tai vėlgi, nenubrėžiau tada kažkada tai ribų, dabar jau aš moku brėžti ribas. Kitas ribų tipas tai yra psichologinės ribos. Tai apima mūsų mąstymą, mūsų įsitikinimus, mūsų vertybės. Tai yra tos ribos iš tikrųjų, kur dažniausiai mes dirbam tiek aš, tiek Milda savo kontekste. Tai yra apie mūsų ir idėjas, ir apie smalsumą, kaip mes reaguojame į kitų, pavyzdžiui, idėjas, į kitų nuomonę, ne, kaip mes komunikuojame, pavyzdžiui, konfliktinių situacijų metu, kiek mūsų nuomonė ir idėjos yra priimamos ir kaip mes patys gebame priimti tas kitų idėjas, ne, kaip mes gebame priimti tą kitą pasaulėžiūrą. Ne. Tai čia gali būti ir toks vat, pasireiškimas nepagarbus toks bendravimas, sarkastiški tokie juokeliai, ne, kad, čia apie kažką, kad žmogus turi tarytum kitą nuomonę, tai iš jo pasišaipoma dėl to, ne, bet čia yra tiesiog, kad mes nepriemam kito nuomonės. Kitas ribų tipas tai yra laiko ir energijos ribos, tai yra kiek laiko mes skiriam tam tikrom veiklom, kaip pavyzdžiui, mūsų darbo valandos, ne, ar dirbam viršvalandžius ar ne, ar turim iš vis laiko šeimai, laisvalaikiui, poilsiui. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, planuoju savo laiką ir organizuoju savo laiką, tai man bus tikriausiai svarbus tas punktualumas, kai aš susitariu su kažkuo tai, ne, ir jeigu kitas vėluoja, pavyzdžiui, į susitikimus, tai jisai peržengia tarytum tas mano ribas. Ir klausimas, kiek aš, ar aš sakau, nesvarbu, žinai, ar aš tiesiog aiškiai iškomunikuoju, kad man tai yra netinka, ne? Seksualinės ribos tai yra vėlgi tokios ribos, apie kurias mes kažkaip retai kada kalbam, bet iš tikrųjų apie jas reikia kalbėti, ne? Tai yra tai, kas man priimtina ir nepriimtina intimumo metu, kas susijęs su mano kūno erdve. Tai yra, kad, kiek man, pavyzdžiui, priimtinas tas intimus kontaktas, kurį nori, sakykime, turėti mano partneris. Ne? Tai yra, mums dažnai išprovokuoja mūsų partneriai kažkokį tai galbūt vertybių pasipriešinimą, bet gali būti tai, kad mes net, kažkaip tai linkę esame su tuo sutikti ir atliekame tai, ko iš tikrųjų nenorime, ne? Tai yra, šita tema, kur tikrai kartais per mažai kalbame, ypatingai švietimo, irgi dabar tai vis plačiau vėl pradėta kalbėti, bet anksčiau tai buvo labai mažai tos temos paliesta. Ir materialinės ribos arba finansinės ribos, tai yra viskas, kas susiję su kažkokia tai nuosavybė, ne, tai namai, rūbai, daiktai, pinigai. Tai čia, tikriausiai tuos momentus, ne, kaip nori draugas pasiskolinti, pavyzdžiui, arba, nežinau, kažkas tai. Kitas momentas netgi gali būti, jeigu mes turėjom brolių, seserų, tai tikrai tie žmonės supras, kad buvo tikriausiai tas metas, kai dalinotės rūbais, daiktais, kambariais, ne, nors to nenorėjot, bet tiesiog tai buvo. Ne. Gal vienam tai yra nieko tokio, bet kitam gal tiesiog tai nepatinka. Ne. Tai arba, pavyzdžiui, kad ir pastebiu pas mano sūnų, jisai jau man sako irgi, kambarys mano, prašom pasibelsti, kai eini. Tai galvoju, gerai, to jau užrašys jau. Prieš tai pasibelsti. Tai kas turit vaikų ir ypatingai, jeigu jie yra jau tokie vyresni, tai manau tikrai kabo užrašai, ne? Kad prašom prieš žengiant pasibelsti. Tai yra mes brėžiam jau taip ribas. Tai kviečiu taip atpažinti save, kokiuose kontekstuose jūs mažiausiai gal ir pasidalinti čiate, mažiausiai gebate brėžti ribas, kokie yra tie tipai, ne, jeigu prieš tai žiūrint į šitą skaidrę. Tai parašykite čiate, bus įdomu, nes po to bus ir daug labai pasidalinimų, pavyzdžių būtent pagal tipus. O čia, aišku, aš jau rodau jums 3 būdus,
kaip žmonės reaguoja ribų brėžimo kontekste, iš kurių iš tikrųjų dažniausiai yra du, o trečias yra tas, kur mes galėtumėm taip dažniau reaguoti, ne? Tai apie ką jie? Pasyvus elgesys arba pasyvus tas būdas yra, kai žmogus nesugeba aiškiai išreikšti savo jausmų ir poreikio, kai jis prisitaiko prie kitų, taip nepaisydamas savo ribų, ne? Kai vengiam konfliktų, kai nenorim susipykti, kai prisitaikom, kai būnam tokie geri, nuoširdus, pasiaukojam, ne? Tai vat, nu, čia yra apie tai. Ir klausimas, kodėl mes bijome brėžti ribas? Kodėl mes bijome brėžti ribas, kaip jums atrodo? Kodėl mes bijome išsakyti savo nuomonę? Iš tikrųjų, tai jau yra, nes atstums, nemylės. Ir webinaro pavadinimas, jau ten yra atsakymas, ne? Mes bijome brėžti ribas, nes įsivaizduojame, kad kažką prarasime, kad susipyksime. Ne? Yra baimė, kad pradės gal nebebendrauti. Ne? Taip, kai aš pradėsiu komunikuoti ir brėžti savo ribas, kai aš pradėsiu atstovauti savo nuomonę, aš iš aplinkos gausiu kažkokį tai pasipriešinimą. Ir tas pasipriešinimas yra dažniausiai konfliktas, ne? Praradimas kažkoks tai. Prarasiu darbą, mane kažkaip kitaip vertins ir taip toliau. Priešingas būdas yra agresyvus būdas. Tai yra, kai žmogus nustato savo ribas, bet jis tai daro labai smarkiai. Tai yra, ignoruoja kito žmogaus jausmus ir poreikius. Ir išreiškia tokių pykčių žodžiais, kartais net fiziniu smurtu, siekiant gauti tiesiog tą norimą rezultatą. Ne? Agresyvus elgesys, jisai dažnai kelia tokią įtampą, konfliktinės situacijas, nes jis neturi tokios pagarbos, ten nėra tos meilės, harmonijos, šilumos, ne? Tai yra tiesiog aš gausiu tai, ko aš noriu. Ne? Tai yra mano interesai, man yra pirmiausia. Ir jeigu tai pažiūrėtumėm tiek į pasyvę, tiek į agresyvę komunikaciją, tai tikriausiai suvokiam, kad nei vienas, nei kitas būdas ilgalaikiai perspektyvoje jis netarnauja. Ne? Tai yra, nėra tie būdai, kurie yra tinkami. Tai kas tas yra tinkamas būdas arba kaip galėtumėm išlaikyti tą balansą, tą viduriuką? Nežinau, ar šitas terminas jums yra nenaujas, tai yra asertyvus elgesys. Lietuviškai dar kitaip vadinamas tvirtabūdiškumas, kai žmogus yra tvirto būdo, kai žmogus aiškiai ir pagarbiai išreiškia savo jausmus, poreikius, norus, nepažeidžiant kitų teisės. Ne? Tai yra laikomas toks sveikas, subalansuotas bendravimas. Ne? Mums nereikia nutylėti, mums nereikia kumščių trenkti į stalą, mes tiesiog galime tvirtai, aiškiai apie tai komunikuoti. Tai prieš einant į tuos pavyzdžius, kaip galėtumėm pakeisti, aš trumpai dar vis tiek apibūdinsiu, ką kiekvienas reiškia. Arba kodėl, iš kur tai ateina. Ne? Tai yra tas pasyvus elgesys, kai mes neišreiškiam savo jausmų, kai mes neišsakom savo minčių, mes taip pažeidinėjam savo realiai pačių teisės. Ir tai, ką mes darom, tai iš tikrųjų mes užduodam toną kitam, tam šalia esančiam, kaip su manim elgtis. Ne? Elgdamiesi taip su savim, mes tarytum ir kitus pasikviečiam tą patį daryti. Ne? Tai yra, mes turim šitą dalyką suprasti, kad tai yra toks, kaip sukiesi tame pačiame, nes tiesiog, aš taip rodau, kad man tai tinka, ne? Ir jeigu man tai tinka, tai nesvarbu, kiek sąmoningas tas kitas žmogus, jisai vis tiek gali pasiduoti tam, nes tiesiog jam tai tinka. Arba gali būti kitas būdas, kai aš bandau išsakyti savo jausmus, savo mintis, savo poreikius, bet taip darau labai taip kukliai. Lyg atsiprašau už tai, ką pasakiau ką tik, lyg tarp kitko užsimenu, kaip aš norėčiau, kažką paminiu tarp eilučių,
taip per daug netkreipiant dėmesio į tai, ne? Tai yra, vat, nu, toks elgesys, tarytum išsakau ir sakau, kad, nu, tai aš kaip ir pasakiau, tai kaip ir buvo aiškiai iškomunikuota, ne? Tai jau matom, kad kaip yra iškomunikuota. Ir kad ir kaip žiauriai tai beskambėtų, bet taip mes leidžiame iš tikrųjų savim naudotis, ne? Ir trypti tarytum. Ir kokia yra to vat, užslėpta mintis šito pasyvaus elgesio, tai yra, kad jeigu aš nesipriešinsiu, jeigu aš nutilėsiu, jeigu aš nepasakysiu to, ką aš galvoju, jeigu aš būsiu geras, tai vieną dieną kažkas vis tiek mane išgirs, mano jausmus ir poreikius atlieps. Tai yra čia, vat, nu, mes įsivaizduojam, kad kažkaip nušvis tie Dievo vartai ir mes gausim tą atlygį už tai, kiek mes laiko kentėjom. Ne? Ir tai yra vat, būdas, kaip mes norim tiesiog nuraminti toje situacijoje, kuo greičiau išeiti iš to konflikto, sakykime, tai yra, kad nu, neturėti konflikto, kad nebūtų nemalonu. Ne? Ir dažnai tokie žmonės atsiduria tokioj beviltiškumo terpėje, kurią patys sukūrė, nes praranda tiesiog jėgas, ne? Nebegali kontroliuoti savo gyvenimo, įsivaizduoja, kad juos pačius kažkas kontroliuoja ir kad jie neturi galimybę savarankiškai kažkaip tai elgtis. Taip mes leidžiam kitiems priimti sprendimus ir netgi kartais, žinodami, kad nu tai nebus gerai, vis tiek taip elgiamės, ne? Jaučiamės tarytum kažkokie bejėgiai, beteisiai, ne? Nebetikim, kad gali būti kitaip. Tai toks yra elgesys. Koks yra siekis to neregimumo? Kad aš stengiuosi dėl kitų, tai jei kažkas įvyks ne taip, tai aš nebūsiu ir kaltas, ne? Tai yra aš neprisiemu atsakomybės už tai. O jeigu ir kažkas tai vis tiek įvyks, kur nu, ten mane užpuls ar kažkas atsitiks, tai kitas mane apgins, tas kitas, kurį aš prieš tai globojau. Ne? Tai realiai vengiam, atidedam ir slepiam konflikto, kurio bijom. Ne? Tai atpažinkit, ar turit šito pasyvaus elgesio bruožų. Agresyvus elgesys, tai yra, kaip ir minėjau, visiškai priešingas, tai yra, kai mes ginam savo teisės, reiškiam jausmus, pažeidinėjam kitų teisės, ne? Pranašumas toks pasiekiamas žeminant kitus. Į grėsmę atsakom atakom, nu taip apsišarvuojam, ne? Ir geriausia gynyba yra puolimas. Nu čia šitą jau žino tikriausiai, ne? Kažkur tai mokėtės, kad geriausia gynyba yra puolimas. Tai kol manęs neužpuolė, aš užpulsiu. Ir toks agresyvus elgesys, jisai sukuria priešus, kurie gali išprovokuoti mumise baimę ar net paranoją. Ne? Jeigu kontroliuojam kitus, tai tokia vat veikla reikalauja labai daug pastangų, labai daug energijos ir negaliu atsipalaiduoti, nes esu visur kontroliai, ne? Kad tik čia man kažkas neatsitiktų. Tai tokie santykiai, jie yra grindžiami tokiais negatyviais jausmais, emocijomis, jie yra nestabilus. Ir ilgalaikiai perspektyvoje tikriausiai patys suvokiam, ne, kad nu, tai nebus gerai. Tai agresyvus elgesys irgi klausimas, kiek jo savyje atpažįstat, kad turit. Kiek ar kituose galbūt irgi, ne? Galim pakalbėti ir apie kitus. Pasidalinkit čiate, koks yra pasyvus. Matau, kad yra atsakymas, bet taip noriu jūs kažkaip tai traukti, ne, kad ir jūs pasidalintumėt ir kad aš ne viena kalbėčiau, kokį elgesį dažniausiai jūs patys propaguojate. Aš tai pasakysiu taip atvirai. Pas mane tikriausiai dominuojantis yra agresyvus elgesys, kai aš jau iš karto pasirūpinu savo ribom, kad tik manęs niekas nenuskriaustų. Ir netgi būna tokių kontekstų, kad jeigu aš, pavyzdžiui, esu pasyvus tame, ne,
Ir pasyvi ir galvoju, ai, nu kam čia dabar, kam aš čia pasakysiu tą nuomonę, nereikia, ne? Vieną kartą neišsakau, antrą kartą neišsakau. Tai tada jau gaunasi, kad aš taip nutilėdama pereinu prie to agresyvaus, jau tada jau kaip duodu, tai duodu, ne, su viskuo, jau tada tik tai palauk. Tai va čia irgi vis kažko bijau. Aha, aš pasyvi ir noriu išmokti atlaikyti agresorių. Puiku. Tai bet kokioje situacijoje mes pasirinkam vienokį ar kitokį savo elgesio stilių, nuo kurio labai priklauso mūsų gaunamas bendravimo rezultatas. Ir jeigu mes nuolat gaunam tą patį rezultatą, ne, kuris mums nepatinka, tai man čia yra toks vienas klausimas, kurį aš iš tikrųjų jums šiandien dovanoju, tikiuosi, kad jūs į jį rimtai pažiūrėsite šitą klausimą. Jūs jį galite užsirašyti, nes jisai tikrai yra, man atrodo, visame šitame kontekste vienas iš svarbiausių. Ir į šitą klausimą, jeigu jūs pasimsit ir dar kitose kontekstuose pritaikysit, tai aš manau tikrai savo atrasit labai tokių gerų perliukų. Tai tas klausimas, kaip jisai skamba, norit sužinoti? Ar jūs dar čia iš viso? Okay. Kaip aš pats turiu pasikeisti, kad pasiekčiau tai, ko noriu. Ir žinot, tas klausimas nėra labai malonus. Ne? Ir čia mes susiduriam su tokiu, vėlgi, vidiniu konfliktu. Žmogus iš savęs, jisai yra labai smalsus. Jūs šiandien esat šitame webinare, tai reiškia, kad jūs esat smalsus, kad jūs norit eiti į augimą, kad jums aktuali šita tema, kad jūs norit pasimokyti kažko, ne, išmokti kažko. Tai rodo jūsų smalsumą. Paaugti, išmokti. Bet kame yra paradoksas? Visuomet, kai mes kalbam apie augimą, mes kalbam ir apie pokytį. O kaip žmogus reaguoja į pokyčius? Juhu, yes, varau, keičiuosi, darau. Taip reaguoja. Sako, stop, nenoriu. Ne. Noriu toj komforto zonai pasilikti. Noriu, kad kažkas tai kitas, kažkaip tai padarytų. Vat ateisiu čia į webinarą, man pasakys ir kažkaip tai savaime gal išsispręs. Savaime tos ribos nusibrėž. Ja. Tai ir tas klausimas yra be galo svarbus, kaip aš pats turiu pasikeisti, ką aš turiu nebedaryti, ką aš turiu nustoti daryti ir pradėti daryti. Ja. Tai šitą klausimą imkit, neškitės jį su kaupu, dovanoju, atkreipkite dėmesį tikrai jį, jisai nėra malonus, bet labai daug situacijų prasisprendžia, kai aš užduodu savo šitą klausimą. Kaip aš pats turiu pasikeisti šitoje situacijoje. Tai terminas asertyvumas, aš pati net jo, matot, neištariu normaliai. Šiandien man su kalba kažkas pastrigo. Jis yra kilęs iš anglų žodžio to assert. Tai yra savo nuomonės gynimas, tvirtinimas, pareiškimas, savo teisų. Ne? Ir čia nėra kalbos nei apie pasyvę, nei apie agresyvę kovą. Čia kalba yra apie mandagų atkaklumą, apie tai, kaip žmogus sugeba elgtis su pasitikėjimu savimi, ne, kaip sugeba išreikšti tai, ko jisai nori, kaip geranoriškai eina į pokalbius, kaip konstruktyviai gina savo teisės, kaip rodo pagarbą kitam. Ne. Tai yra, kaip jis prisiema atsakomybę dėl savo paties elgesio. Nebijant pasakyti ne, ištiesti tą ranką. Ne. Ir čia nėra manipulacijos, nes tiek pasyviam, tiek agresyviam elgesy ten yra manipulacija. Iš vienos pusės, jeigu mes esam tokie geri, šilti, patogus, ne, mes siekiam išsimanipuliuoti kažkokį savo atsaką. Ne, tai yra nesusipykti toje minutėje galbūt. Jeigu aš tau geras, tai ir tu man gal kažkada tai.
Agresyviam mes tai darom per kontrolę, ne, per tą tokį paveikimą. Tai tvirtabudiškumas yra absoliuti priešingybė agresijai, manipuliacijoms, pasyvumui, nes kiekvienas bendravimo dalyvis, jisai yra suaugęs ir atsako už savo elgesį. Jisai nesiteisina per daug, neatsiprašinėja už elgesį, aišku, kur, jei tik nepakenkia kitam. Tai yra apie tai, ne? Jis gali persigalvoti, gali keisti savo nuomonę, gali daryti klaidas, bet visada atsako už savo veiksmus ir stebi, ar tik nenukentėjo kiti, ne, kad man yra svarbus tie kiti žmonės. Tai asertyvus elgesys, jisai eina apie tokį atvirumą, kaip aš noriu, ko aš noriu, kada aš noriu. Tai nereiškia, kad jeigu aš pasakysiu, ko aš noriu, kad bus išpildyta. Čia dar to nepasako, kad tai bus išpildyta. Agresyviam elgesy mes siekiam per manipuliaciją padaryti taip, kad priversti tą kitą padaryti taip, kaip aš noriu. O čia aš tiesiog išsakau savo nuomonę, išsakau taip, kaip aš noriu, bet aš esu atviras ir supratingume, kad kitas žmogus nebūtinai jisai nori to paties. Tai yra, aš gerbiu kito veiksmus, jausmus, jo nuomonę, suprantu poreikius tiek savo, tiek kito, ne? Tai yra, pasiklausiu jų. Bendravimas toks yra aš, tai yra visados aš kalba, aš prisiemu už save atsakomybę. Jeigu pasyviam elgesy trūksta aš komunikacijos, tai čia yra nuolatos kalbam apie tai, kaip aš jaučiuosi, ką aš galvoju, ką aš manau. Ir lygiai taip pat aš klausiu, ne, o kaip manai tu, o kaip galvoji tu, o kaip jautiesi tu tame. Ne? Ir mes galime būti skirtingi tame, okei. O gal yra kažkokių tai būdų, kaip mes galėtumėm tuos, kažkaip suderinti savo poreikius, ne? Savo tos skirtingus požiūrius. Tai yra, aš esu pasirengęs dėryboms, aš esu pasirengęs sprendimam, kompromisam. Ir ta užslėpta mintis, kad, aš neleisiu su manim kažkaip tai elgtis manipuliuojančiai, ne? Pasinaudoti manim ir taip toliau. Tai yra žmogaus suaugusio būsena. Kai aš esu aktyvus klausime, tai yra, kai aš girdžiu kitą, kai mano tvirtas ramus balso tonas, kai aš tiesiai, tai yra komunikuoju, ne, akių kontaktas. Nes tiek pasyviam, tiek agresyviam tas ir akių kontaktai, jie netgi skiriasi. Gali būti žiūrėjimas iš apačios į viršų arba atvirkščiai. Balso garsumas galų gale, tai yra tas parinkimas savo balso, kokį aš tą balsą pateikiu, ar aš ten kažkaip taip pasakau, kur tarp kitko, kur net nesigirdi, ką aš ten sakau, bet aš pasakau. Tai aš sakau, kad kitas girdėtų ir suprastų, ko aš noriu. Aš čia drąsiai reiškiu savo jausmus ir mano emocijos jos nesikaupia. Tai yra, aš nesu užsikonservavęs kažkokių tai patirčių ir savo situacijų iš praeities, ne? Nes aš tiesiog išsakau tai, ką aš galvoju. Jeigu aš nesutinku ir man nepatinka, aš turiu teisę tai išreikšti. Turiu teisę pasakyti taip arba ne, turiu teisę pasakyti savo įsitikinimus, turiu teisę pasakyti net, kad aš nesuprantu. Tai dažniausiai bijo žmonės kažkaip pasakyti, kad jie nesupranta. Tai, bet aš nesuprantu, jeigu aš nesuprantu šito konteksto. Turiu teisę paprašyti kažko iš kitų, paprašyti netgi, kad į mane rimtai pažiūrėtų, ar į mano temą, jeigu man tai yra svarbu. Turiu teisę būti nelogiškas, kai priimu sprendimus, tai yra vėlgi mano pasirinkimas. Tai dabar prieisim prie pavyzdžių, kaip mes galėtumėm
pakeisti tam tikruose temose, kontekstuose tą mūsų bendravimą. Ne? Tai, ką aš noriu paminėti pačioj pradžiai, kas yra labai svarbu mūsų komunikacijoje, tai yra, kad mes labai dažnai įsivardinam, kas mums nepatinka. Aš nenoriu to ir to, ne? Bet pamirštam paminėti, ko mes norim. Nes dažniausiai nežinom, jeigu taip atvirai. Tai čia turim suprasti, kad jeigu mes nepaminim, ko mes norim, o paminim, ko nenorim, tai mes duodam labai daug erdvės interpretacijai. Na, kad kiekvienas susikurs tada tai, kaip jisai įsivaizduoja, kad ten tas kitas nori. Tai čia svarbu, kad aš pasakau, ko aš noriu. Aš iškomunikuoju. Tai kviečiu į šitą atkreipti dėmesį ir savo komunikacijai tą taikyti. Ir situacija, jeigu, pavyzdžiui, kažkas, kaip ir prieš tai minėjau, stovi per arti arba liečia jūs ir jums tai nepatinka, tai koks galėtų būti atsakymas? Tai yra, kad man patinka, kai žmonės bendrauja, bet aš jaučiuosi patogiau, kai mes laikomės tiesiog kažkokio tai atstumo. Ne? Tai yra aiškus prašymas. Jeigu aš pasakau, kad man nelabai patinka, kai tu čia taip per arti stovi, nu, tai o ką tai pasako, ne? Tai, o kaip aš turiu stovėti tada, ne? Tai vėlgi mes galim netgi pademonstruoti, paeiti į šalį, parodyti savo tą fizinį artumą, kiek man yra okei tame būti. Jeigu kažkas ten, pavyzdžiui, apkabina, ne, tai yra vėlgi įvardymas, kad aš vertinu mūsų draugystę, bet man nepatogu, man nepatinka, kai mane apkabina, ne? Tai gal galim pasisveikinti ranką ar kažkaip kitaip. Nu, kaip jums priimtina tiesiog. Tai yra tai, kas jums priimtina. Emocinės ribos. Tai yra gal savo rate turit tokių draugų, kurie, pavyzdžiui, dalinasi kažkokiais tai negatyviom kažkokiom emocijom, gal jausmais kažkokiais, ne, žiniomis galbūt. Vat aš, pavyzdžiui, nežiūriu žinių, nes tiesiog aš išgyvenu, jeigu žiūri žinias. Aš žinau, ką man reikia skaityti, aš skaitau, bet jeigu pas mane ateis draugė ir man nuolatos pasakos apie žinias, kur ten šaudosi, gaudosi ir taip toliau, man tai kelia nerimą, man tai kelia negeras emocijas. Tai aš iš karto sakau, stop. Nu, viskas okei, aš gerbiu, kad tu nori žiūrėti savo ten tas žinias, būti toj baimiai, tam nerime, tu pasirinki, viskas tvarkoj, bet aš nenoriu apie tai žinoti, ne? Nes jeigu aš norėsiu, aš eisiu ir pažiūrėsiu tas žinias. Nu, čia kaip pavyzdys. Ne? Arba kai mes esam išvargę ir neresurse palaikyti žmogų, kuriam galbūt šiuo metu sunku. Ir dažnai būna taip, kad jeigu žmogui sunku, jam yra sunku ilgą laiką, ne? Ir jisai, tarytum, kalba apie tą patį. Kiekvieną dieną, draugė kalba ir guodžiasi apie tą patį. Bet jūsų gyvenimas tai vyksta, ne? Aš turiu įsipareigojimus, aš turiu daug dalykų. Tai tada man toksai atrodo, tai jeigu aš nuolatos klausau, kaip jai negerai, aš esu tokiam neresurse tiesiog, ne? Tai vėlgi pasakymas to, kad aš noriu tave palaikyti, bet šiuo metu man yra sunku tiesiog. Gal galėtumėm apie tai pakalbėti vėliau, ne? Gal yra kažkoks kitas žmogus, kuris tau gali padėti, pavyzdžiui, irgi. Laiko ribos, kai kolega, pavyzdžiui, jūsų paprašo padėti su užduotim kažkokiom. Tai yra, gal turėjote tokiam, nori čia jau kažkas pabaigti? Okay. Tai vėlgi galim pasakyti, aš džiaugiuosi, kad nori pagalbos iš manęs būtent, ne, bet aš šiuo metu esu per daug užsiėmęs savo užduotimis. Tai gal tiesiog pasikreipk vėliau, ar gal gali pasikonsultuoti su kažkuo kitu. Kita situacija, kai vadovas, čia situacija, kai nori paprašyti viršvalandžių padirbti, ne? Tai yra vėlgi. Ir čia labai svarbu, nes aš netgi turėjau tokį pavyzdį su savo klientu, tai yra, kad
irgi neišsakymas. Jeigu aš pasakau, aš negaliu ir viskas, ne, tai yra toks, nu, pasakymas, kur kitas vėlgi susidaro kažkokią tai interpretaciją, dėl ko jisai negali. Tai jūs visuomet pasistengit priklausomai nuo to, koks yra santykis vienas su kitu, įvardinti, kodėl jūs negalite. Ne? Nes turiu kitų įsipareigojimų. Kokie tie įsipareigojimai, kad tas žmogus truputį galėtų empatiškiau jūs suprasti. Ne? Tai yra, vat, nu, kiek mes juk duodom to atvirumo, tiek mes galime ir gauti atgal. Ir psichologinės ribos tai yra, jeigu kažkas kritikuoja nuolatos jūsų gyvenimo būdą, jūsų pasirinkimus, tai yra, kad svarbu brėžti irgi ir sakyti, aš vertinu tavo nuomonę, bet man svarbu yra daryti savo sprendimus, ne? Nes labai dažnai nori kiti pamokyti, kaip daryti, kaip gyventi ir taip toliau. Tai prašau gerbti mane, mano pasirinkimus, net jeigu jie bus anot tavęs ar manęs klaidingi, bet tai yra mano pasirinkimai. Ja, kad prašau mane palaikyti šitoje vietoje. Arba, kai žinot tuos klausimus, kada vestuvės, kada vaikai. Tai čia irgi tokie klausimai, kur jie nėra galbūt jums patogus ir ne su visais juk norite apie tai kalbėti. Įsivardinimas, kad aš žinau, kad tau rūpi mano gyvenimas, bet tam tikri klausimai yra per daug asmeniški ir aš tiesiog nenoriu kol kas į juos atsakyti, nes aš nežinau, kaip atsakyti, pavyzdžiui. Kitas dalykas, vat, kai kolegė ar kolega, nesvarbu darbe, tarytum vat, nori patikrinti, žiūri, ką jūs ten veikiate, kaip jūs ten, nu, tokia tarytum kontrolė yra, ne? Tai vėlgi netgi tas išreiškimas, aš vertinu tavo smalsumą, bet man reikia pačiai daugiau erdvės tam, kad aš priimčiau tam tikrus sprendimus, tam, kad aš galėčiau kokybiškai dirbti, nes aš dabar jaučiuosi, kad tu mane stebi nuolatos. Ne? Aš netgi esu, taip ir savo vadovui pasakiusi, kad jeigu tu mane spausin, man bus sunku tiesiog, aš negalėsiu išnaudoti savo potencialo. Man reikia laisvės šitoje vietoje ir man reikia tavo pasitikėjimo. Ne? Tai vėlgi, kaip mes tai komunikuojame. Seksualinės ribos tai yra vėlgi tas toksai, kai partneris, sakykime, siekia intimumo, jūs nenorite, ne? Ar nesat pasiruošę dar, pavyzdžiui, tai dažnai labai girdžiu, kad reikia pareigą atlikti vyrui, ne? Tai vėlgi čia tas toksai, kad mes esam realiai pasirenkam patys, ką mes norim daryti, ne? Ir tikiuosi iš tavęs to paties, to supratimo. Man patinka mūsų santykiai, man patinka bendravimas, bet aš tiesiog gal nesu dabar pasiruošęs, ne šiandien, ne rytoj ir ne kažkada, tiesiog nesu pasiruošęs, ne? Kad aš tai išreiškiu irgi. Arba jeigu atvirkščiai partneris, pavyzdžiui, nori kažkaip tai paeksperimentuoti, o jums netinka tas eksperimentas. Tai yra, kad aš vertinu tai, kad tu pasitiki manim ir nori su manim kažkokiu tai dalyku, bet man tai kažkaip nėra priimtina, ne? Tai prieštarauja mano vertybėm. Gal kažką pabandykim kito, kas man irgi tiktų. Ir kaipgi be tų materialių ribų, tai yra, kai, žinot, tikriausiai irgi kontekstą, kaip nori pasiskolinti kažkas iš jūsų pinigų, ne? Tai kaip irgi atsakyti. Būna tokių situacijų, kad kai mes pasakom ne, ir rašo Rūta, ne, jeigu nesupranta draugė, tai kartais tas kitas žmogus, jisai arba pradeda tiesiog toliau tą patį, ne, klausti arba kamantinėti tavęs ir atrodo, kad neužtenka vieną kartą pasakyti. Tai čia mes turim suvokti, kad tie kiti žmonės jie irgi yra kaip vaikai. Jie tikrinasi savo tas ribas, iki kiek mes galim nueiti. Ne? Tai, kas labai padeda, tai yra pakartojimas. Netgi įvardinimas, kartoju dar kartą. Balso tono pakeitimas. Noriu atkreipti dėmesį, kad aš jau apie tai kalbėjau ir vardinat, kas tai yra. Pakartokit. Nes dažniausiai tai, ką mes darom, kai atrodo vėl tą patį daro, mes nušokam tarytum į savo
buvusi modelį, ne? Pradedam vėl arba teisintis, oi, kaip čia taip, nu jo, atsiprašau, ne? Ir tarytum padarom tai, ką kitas nori, arba agresyviai reaguoja. Tai jeigu susikaupėt jau vieną kartą ir neiškomunikavot to, tai pakartokite dar kartą, ne? tą patį. Ir čia aš jūsų klausiau pačioj pradžiai, ką duoda tas tvirta budiškumo ugdymas, tai jisai padeda ne tik užtikrinti asmeninę gerovę, bet ir prisideda prie efektyvesnės bei harmoningesnės komunikacijos su aplinkiniais. Prisideda prie tokio, kaip aš sakau, sveikas santykis vienas su kitu. Ir kai mes taip bendraujam sveikai, tai mūsų tas pasitikėjimas, jisai kyla. Mes pastiprinam save taip, nustatant savo ribas, nustatant ribas kitiems. Ne? Taip sumažėja streso ir pervargimo rizika, nes mes aiškiai žinom, kiek ir ko, kada galim duoti, ne? Neprarasdami savo energijos. Mes mokam prašyti pagalbos, padedam kitiems, tačiau neleidžiam save išnaudoti. Tai čia peršokau. Ties šitu ir iš tikrųjų pabaigsiu. Nežinau, kad Milda dar turi ir klausimų, čia tikriausiai priruošus, ne, pasižymėjusi, ką dar buvo neatsakyta. Ir noriu tiesiog gal tik tai paskutiniam tokiam paminėti, kad iš tikrųjų turim suprasti tokį dalyką, kad kai mes einam į kažkokį tai pokytį ir pradedam keistis patys, ta aplinka kažkaip reaguos. Jie tikriausiai reaguos su kažkokiu tai pasipriešinimu. Tai čia turim būti tame sąmoningume, kad vyks pasipriešinimas, kad tie žmonės vis tiek bandys jūsų ribas. Tai čia yra svarbu susikaupti ir eiti tiesiog drąsiai, eiti ties to ir suprasti, kad neišmokstam to per vieną dieną, per vieną webinarą, per naktį, kad tai yra, jeigu 10-15 metų aš tame buvau, kad prireiks laiko, kol aš savyje paskatinsiu tą kitą įgūdį. Ne? Tai yra atstovėti save, pasakyti savo ribas, pradėti bendrauti sveikai, jeigu aš to nedariau. Tai ačiū Jums ir perdodu tada žinutę Mildai. Ačiū, Aiste, tau už tokį informatyvų pasidalinimą ir ypatingai už tos pavyzdžius, nes tikrai ko pradžioje klausė, aš manau, kad jau vien iš tų pavyzdžių buvo galima labai daug savo pasiimti ir iš karto pagalvoti, kad ir kur galiu pritaikyti. Ir turim vieną klausimą, labai tokį gerą, būtent apie tą aplinkos reagavimą į mano pokytį, jeigu aš tokį nusprendžiu daryti. Tai Aiste, klausimas tau, kaip atlaikyti nemotyvuotus puolimus, kaltinimus, manipulacijas svarbaus šeimos nario? Gal turi kokių patarimų? Milda, gali pakartot klausimą, nes jeigu taip atvirai negalėjau išgirsti. Va, aš jaučiu, gavau žinutę ir iš kaimynų, kad pas mus šiandien rajone dėl oro aplinkybių stringa ryšys. Matau klausimą. Matau, kad man patvirtino, Kaip atlaikyti? Kaip atlaikyti nemotyvuotus puolimus, kaltinimus, manipulacijas svarbaus šeimos nario. Taip. Ačiū labai, Lina, už klausimą, bet aš galvoju, kad visi šitie pavyzdžiai, ką aš ir įvardinau, ten ir yra atsakymas, kad kaip mes komunikuojame. Ne? Visų pirma, tai, kas man labai padeda, gal aš pasidalinsiu taip asmeniškai, jeigu aš matau, aš nežinau, kaip mes reaguojame į tai. Aš, pavyzdžiui, reaguoju labai emocionaliai. Jeigu pas mane ateina kažkoks žmogus ir mane puola ir man čia pasidaro daug emocijų visokių, tai ką aš darau, bet aš tai darau ir darbe, aš sakau, žiūrėk, galim pakalbėti apie tai vėliau. Tai yra, aš duodu savo laiko. Laiko tiesiog, kad nusinulinčiau, kaip aš sakau, nes jeigu aš reaguoju iš tų emocijų, aš tikriausiai reaguosiu, ne visiškai adekvačiai. Tai yra ir darbo prasme, buvo pas mane ir darbo kolektyve,
toks svarbus mytingas, kur įvyko ten tam tikri pokyčiai ir aš labai taip, jautriai sureagavau ir manęs klausė, Aiste, o kaip tu manai? Ką tu manai apie tai? Ir aš sakau, žinot ką, aš negaliu manyti dar kol kas, nes dabar aš kalbėsiu per emocijas. Tai yra, leiskit man pabūti, rytoj aš ateisiu apgalvojusi šitą temą ir aš duosiu atsakymą. Tai man atrodo, kad atviras pokalbis su žmogum, kai mes kalbamės ne per emocijas, o kai kalbamės apie savo poreikius, apie logiškai nustatytą savo, kaip aš matau tą situaciją, jisai labai pagelbėja. Tik klausimas, Lina, kur klausė, kiek aš to santykio turiu su tuo žmogumi ir kaip aš jį galiu sukurti, kas man galėtų padėti. Ne, tai yra stringa labai. Stringa, ai ne, ok, čia kažkas parašė, kad stringa. Tai nežinau, Lina, kiek pačiai atsakiau, bet gal Milda dar galės mane kažkaip tai papildyti. Milda. Aš labai norėčiau papildyti, jeigu tik nestriktų mano tas ryšys. Nes šiandien kažkas jo pas mus čia yra, tai pasiklausiau pas kaimynų, sako, jo, čia visur šiandien sutriko. Telijos klientams. Bet mes girdim tave, Milda. Tai bent jau girdit, jeigu vaizdas stringa, tebūnie, svarbu, kol garsas yra, tai pasakysiu. Tai aš labai noriu pritart Aistai ties ta vieta, kad, žinot, ne visada mums reikia čia ir dabar duoti atsakymą. Čia viena iš stipriausių manipulacijos strategijų, kai ateini pas kitą žmogų, nors pakalbėsiu dabar iš to, ar ne kito žmogus perspektyvos, kad ateini su tuo agresyviu, tarkim, užtaisu arba kažkokia manipulacija pas kitą žmogų. Ir dėl to, kad mes to kito žmogaus emocijos neatlaikom, dar gaunam spaudimą atsakyti kažką čia ir dabar, sutikti, nesutikti, tai tu eisi su manim neisi, tai kodėl, taip toliau, mes šitai daliai pasiduodam. Ir čia reikėtų kartais tiesiog taikyti strategiją fiziškai save iš tos situacijos ištraukti. Vat būtent, ką jis te minėjo, atsitraukti, išeiti į kitą erdvę, pasakyti, man reikia kažkokios pertraukos, įvardinti kiek. Arba tiesiog iškomunikuoti, kad tam tikras bendravimo būdas, kaip tu man sakai tą ir tą, man yra nepriimtinas ir aš norėčiau grįžti, pavyzdžiui, prie ramaus tono arba prie pagarbaus bendravimo, kuriame nebūtų kažkokių įžeidinėjimų ir kai mes sugebėsim taip bendrauti, tuomet pasikalbėkim. Tai tikrai labai veikia tiesiog atsitraukimas, bet bėda yra kame su tuo atlaikymu. Jeigu mes vis dėlto pasiduodam, mes tam žmogui siunčiam žinutę, kad mes pasiduodam. Ir kad jeigu nepasidavėm iš pirmo, antro karto, galbūt mes pasiduodam iš trečio karto. Čia žinot, kaip būna su vaikais, ar ne? Vienas būdas vaikui gauti tėvų dėmesį, ateiti, parodyti, va žiūrėk, va aš gavau prieš webinarą, man gražų piešinuką nupiešė dukrytė, va žiūrėk čia tau, nori vaikas dėmesio. Kitas būdas yra, jeigu šito dėmesio negauna, sudaužyti kokią vazą ten antram aukšte ir tada atbėgi, kas čia įvyko, bet tikslas pasiektas. Tai moteris labai dažnai būna, kadangi moteris, man atrodo, klausimas, pribraižo tam tikrų ribų, kurių pačios nebesilaiko. Tai yra, jeigu čia tai bus, aš išeisiu, bet aš neišeinu. Jeigu tai padarysi dar, tai aš tave paliksiu, su tavimi atsiskirsiu, bet to nedaro. Kas atsitinka? Prarandam pagarbą ir tiesiog mūsų ribom tas žmogus ir nebetikė. Tai vienintelis būdas atlaikyti yra tą ribą apsibriežti ir jos laikytis. Kad ir kaip yra nepatogu, bet jos laikytis, kol jūs vėl grįšit į tą santykį su tuo žmogum, kur, gerai, ir mano, ir tavo žodis nežvirblis, nesimėtom. Jeigu pasakėm, taip ir bus. Va tada atsiranda ta atsakomybė už žodžius, po to už veiksmus ir jeigu šitoj vietoj priimam sprendimą, kad laikomės, tai tada ir laikomės. Kitu atveju mes turėsim tą žaidimą, kokiu būdu man iš tavęs gauti dėmesio. Gal kažkaip paerzinsiu, panervuosiu, tikslas pasiektas. Tai taip reikėtų tos tvirtybės. Ir kartais tikrai pagalvoti, žinot, aš visą laiką sakau, kai mes nesusitvarkom su savo tom emocijom, ta riba gali tapti labai tokia grandioziška ir didelė. Gal reikėtų pradžioje nuo kažkokių tokių mažesnių ir tikrai gyvendinamų dalykų pradėti,
o nesisvaidyti kažkuo jau visiškai grandiozišku, kaip pavyzdžiui, ten skyrybos, išeisiu iš šito darbo, čia dar kažką tai padarysiu, nu tiesiog po truputėlį, nes po to, nu, tenka susidurti su tam tikru irgi atsaku ir būna ir patiems nefain. Tai geriau mažiau, bet po biškį. Čia, manau, mes Dar mums parašė. pereinam į tą tokį agresyvų iš karto, ne? Vat ką aš minėjau, kad iš pasyvaus tampame agresoriai. Dar buvo prieš tai pačioj pradžiai kažkas klausė apie, nežinau, ar čia dar liko ar neliko, apie coachingo kontekste. Tai aš nežinau, kiek pavyko per šitą webinarą sužinoti to, ko nežinojot, kaip coachingo kontekste brėžti ribas. Tai jeigu turit klausimą, parašykit, bet tai yra vėlgi mūsų kompetencijos, ne? Sutartį pasirašinėti su klientais ir taip toliau. Toliau matau, kad buvo klausimas, gal galite patarti dėl ribų brėžimo pačiai savo. Pavyzdžiui, nusprendžiau valgyti kuo mažiau cukraus ar kažką kitą daryti, bet pavyksta to laikytis tik kurį laiką. Tai valios ar motivacijos trūkumas? Labai geras klausimas. Nu, Aiste, ką pasakyti. Tai aš tikrai nespekuliuosiu ir čia nepradėsiu atsakinėti, kieno čia trūkumas, kur yra priežastis, bet tai yra temos, su kuriuom dirbam mes nuolatos, ne su tais klientais. Tai yra, kai kažką pradedu, bet neištiesiu, nepadarau. Tai vienas dalykas, aš jums šiandien klausimą daviau, tai nežinau, kiek jūs su tuo klausimu pradirbot, tai yra, ką aš turiu padaryti kitaip arba kaip aš pats turiu pasikeisti. O ką reiškia pats turiu pasikeisti? Tai yra pakeisti savo mintis, pakeisti savo būseną, savo emocijas. Nes kai aš pakeičiu savo mintis, aš pakeičiu savo būseną ir emocijas. Tai yra, ką aš turiu pradėti galvoti savo mintise, kad pakeiščiau tai. Ne? Tai yra viena. Antra, kai mes kažkur einam, kažkokį tikslą savo išsikeliam, dažniausiai tai yra dėl ko? Vardan ko aš tai noriu daryti? Kam man valgyti, pavyzdžiui, mažiau cukraus? Tai čia yra toks neišsigrynintas kodėl, nepamatymas to didesnio. Kas bus, kai aš nebevalgysiu to cukraus? Ir ten reikia pradirbti su ta tema gan giliai, neužtenka vien tik tai, būsiu sveikesnė. Ne, čia su tuo sveikesnė neveikia, matot, neveikia. Tai čia ir reikia, neužtenka čia dabar to webinaro, čia reikia pradirbti su šita tema, ne? Ir pagalvoti apie tai, ką man duos, ką aš turiu atsisakyti ir ką aš už tai gausiu. Ir tada palyginti tuos du poreikius, nes vienas poreikis yra atsisakyti maisto ar kažko, tai nežinau, tai yra ten kažkoks poreikis, gal sveikos mitybos ar ko. Kitas poreikis, kuris sako, aš noriu. Tai ten yra irgi kažkas paslėpta. Tai su tais reikia kažkaip draugauti. Tai Milda. Aš tik vieną dalyką pridėtų, nes visiškai tau pritariu. Tik tai, jeigu susijęs dar su šios dienos webinaru, tai mano požiūriu asmeniniu mes lygiai tą patį su savim darom. Kartais būnam savo labai pasyvus ir labai ir nuolaidus, ir tą strategiją pasyvumo taikom, ir labai nuolaidus, ir nenorim savo pripažinti tam tikrų dalykų, ir vengiam, ir tada, čia viskas gal ir gerai. Arba priešingai būnam savo žiauriai agresyvus, žiauriai sąmoningai vartoju dabar tą žodį, labai žiauriai. Ir kartais tų ribų savo prisibraižom vėl, ką minėjau prieš tai pavyzdį, per didelių, per grandioziškų, nuo čia į visiškai dabar atsisakau. Dabar jeigu ten sportuojate kiekvieną dieną, čia be pertraukų, jeigu bėgti, tai ten bėgti 5 ryto, nesvarbu, sningalyje, kartais tai būna per daug. Ir ką Aistė minėjo, čia yra bet kokiu atveju skirtingi poreikiai, kurie tam, kad tarnautų mum, taip kaip mes norim, kad būtų tas balansas ir viduriukas, jie abudu turėtų būti kažkaip patenkinti. Nes mes arba labai savo nusileidžiam ir tada tikrai leidžiam viską, kaip irgi galim sakyti, savo kenkiam, arba imam kitą strategiją, savo viską draudžiam ir save baudžiam. Tai čia reikėtų tikrai pasigilinti pačią temą ar paieškoti viduriuką ir pasižiūrėti, o kaip dažniausiai savo prisibraižom irgi, kurią strategiją taikom. Aš, pavyzdžiui, tai linku savo būti labai griežta, bet kai pervartu, tada super nuolaidi, tai lygiai taip pat gyvenime balanso paieškos. Ir dar turim vieną gerą komentarą, Katrinos, kad manau, kad dar yra ir kita problema, kad tas kitas žmogus, čia iš to pavyzdžio prieš tai, kategoriškai nenori priimti tavo ribų ir tada prasideda ribų vertės sumažinimas. Aiste, ką tu į tai? Aš tame atliepime matau ir to tokį
numetimą vis tiek atsakomybės kitam. Tai yra, aš suprantu, kad tai gali būti, bet mano apsisprendimas yra arba būti toje erdvėje, arba nebūti toje erdvėje. Ir mano apsisprendimas yra tada pasitraukti, pavyzdžiui, iš tos erdvės. Jeigu tai man kenkia, aš išreiškiu tai savo komunikaciją ir aš pasakau, jeigu tu netkreipsi dėmesį į tai, ko aš prašau ir ko aš tikiuosi iš mūsų bendravimo, aš būsiu priversta pasitraukti tiesiog. Būsiu priversta mažiau bendrauti su tavim, išeiti, kažką daryti, nu, tiesiog, ne? Tam, kad apsaugoti save, mes pasakom tiesiog, dėl ko mes tai darom. Aš jaučiu, kad nežinau, ką tai man sukelia. Gal man bendravimas su tavimi sukelia stresą, gal man sukelia negatyvius jausmus, aš to nenoriu savo gyvenime. Išreiškiam tai savo tiesiog, vat, ko mes norim ir ką tai daro su manim, kad aš turiu prisimti atsakomybę už tai, kad nu aš nebegaliu būti šitoje aplinkoje. Ir aš žinau, ką reiškia būti toksinėje aplinkoje, nes aš žinau, ką reiškia, kai žmogus tiesiog visiškai nepriima tavo nuomonės, bet tai yra vėlgi arba aš, toks, nu, pagalvojimas, kas man yra svarbiau. Na, ar aš tiesiog pasilieku toliau tame, ar aš pasitraukiu. Ir kai aš pasitrauksiu vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, patikėkit manim, tas žmogus, kuris vat, niekaip nepriima, nu ateis pas jį kažkada tas suvokimas. Tikrai priims kažkada tai. Nu, mes žiūrėkit, juk turim pasakymą tokį, ar ne, kai identifikuojam vat, vis tiek žmogų. Sutinki žmogų, jis palieka įspūdį ir kažką apie jį pagalvoji. Taigi, sakom, čia Lietuva plempa, ne, su šita čia taip nepaeis, ne, tu taip nedaryk. Tai vadinasi, nu aiškiai ištransliuoti yra tam tikra riba. Prie viso to, ką Aistė pridėjo, aš tik vieną dalyką noriu irgi padovanoti klausimą, nes Aistė dovano savus klausimus. Tai dovanoju irgi klausimą. Tokiausiose situacijose būna labai kartais sudėtinga pažvelgti viską iš šono, nes pradedam kvestionuoti ant savo asmenybę, čia tokie visokie dialogai, pradeda virti ir mes įklimstam į tai. Tai dovanoju klausimą. Atsitraukti, disocijuoti šiek tiek, nu kad čia ne aš, man dabar skauda, man čia taip į mane, kodėl su manim ir panašiai. Susistabdyti ir paklausti. Gerai, kaip šitoj situacijai va dabar pasielgtų save gerbiantis ir mylintis žmogus? Na, kiek ateis nuostabių idėjų. Tai va tiek. Ir keliaujam į pabaigą, nes matau, kad tikrai daugiau užtrukom laiko dar ir dėl mano ryšio trikdžių ir dabar atsirado mano internetas, tai aš jau noriu irgi tada pristatyti tas dovanas, kurias žadėjom pristatyti labai trumpai. Tik tai kelios čia tos skaidrės ir viskas. Apie tą kursą ir norėtų, Aiste, kad įkeltum dar kartelį, jeigu gali, tą nuorodą, jeigu turi dabar taip greitai po ranka, kad tiem, kuriem aktualu, galėtų būti įtraukti į tą laukiančiųjų sąrašą. Va, žiūrėk, ne taip pasijungu, tai prabėgsiu greitai. Nes, kaip ir sakiau, finansavimas valstybės dingsta, ištirpsta per mažiau nei 24 valandas, todėl su kuo spėsim susisiekti, kas spės į tą traukinį, tai spės, kam yra aktualu, bet tam, kad spėti į tą traukinį, tai reikia būti sąraše. Tai tikrai kviečiu jūs užsiregistruoti. Kas nenori dabar spausti registruotis, tai tiesiog parašykit, kad noriu ir mes jūs į sąrašą įtrauksim. O tas sąrašas apie ką? Kad gautumėt informaciją, kaip prisijungti 54 valandų kursą komunikacija be barjerų, raktas į sėkmę. Tam, kad ne tik savo asmenybę paauginti ir palavinti komunikacijos gebėjimus savo asmeniniam gyvenime, bet ypatingai ir profesiniam gyvenime. Ypač tie, kurie dirba įmonėse, organizacijose, kurie bendrauja su kolektyvais, su komandom, galbūt vadovauja kažkokiam komandom, o kur yra daug žmonių, ten yra daug visokiausių skirtingų požiūrių, interesų, nuomonių, emocijų ir viso ko. Ir labai dažnai tenka atrasti irgi savo vietą visame tame. Tai mes kviečiam į šitą kursą, kur išmoksim labai efektyviai komunikuoti. Tiek žodžiu, tiek raštu. Aktyviai klausytis, išmokti, kaip sako, girdėti tarp eilučių ir užduoti teisingus klausimus laiku ir vietoj tam, kad išspręsti tam tikras situacijas. Mokysimės labai praktiškai konfliktų valdymo per mediacijos metodą ir problemų sprendimo meno, lavinsim emocinį intelektą, kas ypatingai šiai dienai yra svarbu, atsparumo stresui, nes su to pačiu ribų nubraižymu ar ne kalbėjom, kokia yra to nauda, kad taip galim pagerinti santykius, bet tai vienas iš būdų apsaugoti save ir nuo perdegimų, kas dabar yra, kaip sako, 21 amžiaus rykštė,
tai kalbėsim apie emocinį atsparumą stresui ir be abejo savarankiškumą. Per praktiką, simulacijas, refleksijas, vaidmenų žaidimus, demonstracinės sesijas ir panašiai. O čia yra reikalavimai, kuriuos reikėtų atitikti tiem, kurie nori prisijungti ir gauti valstybės paramą. Tai yra kriterijus amžiaus nuo 18 iki 65 metų, tai turi būti užimtas asmuo, kuris dirba arba turi savo kažkokią tai veiklą, kurią vykdo pagal individualios veiklos pažymą, pagal verslo liudijimą, savarankiškai dirbantis arba pagal darbo santykius dirbantis. Turi turėti aukštąjį arba profesinį išsilavinimą ir liudinčius dokumentus. Be abejo, Lietuvos pilietis arba, čia visi mačiau šiandien Lietuvos piliečiai, jeigu žmogus yra iš užsienio, turi turėti leidimą gyventi Lietuvoje ir dar turi būti iki šiol nepasinaudojęs šią paramą. Nes jinai yra skirta 5 metų laikotarpiui, tai kas jau pasinaudojot, tai antrą kartą pasinaudoti nebegalėsite, bet, kaip ir minėjau, mes turim rėmėjų ir turim stipendijų labai ribotą kiekį, bet tikrai yra galimybė, bus galimybė gauti, dėl sąlygų tai irgi pranešim vėliau, kad tikrai ta investicija nebūtų per didelė tiem, kam yra aktualu, bet į paramą pretenduoti negali. Tai laukiam labai jūsų registracijų, laukiam jūsų susidomėjimo šitą temą ir kai tik tai turėsim informaciją, iš karto persiusim ir pranešim viską, kad jau galėtumėt prisijungti ir startuoti. Ir dovana nuo Aistės. Didžiulė, didžiulė dovana jum. Būtent tam, kad susitvarkyti su savo emocijom, kad keliaujant į tą pokytį ir pradedant tas ribas brėžti, atlaikyti visą tai ne tik savyje, bet atlaikyti su savo vidinė stiprybė ir aplinkos galimą pasipriešinimą. Gaunat dovanų meditacijų paketą. Tas, kas norit, irgi parašykit, kad norit, mes jums atsiųsim tam, kad tikrai į jūsų gyvenimą ateitų daugiau tos vidinės ramybės, balanso, pilnatvės, kad būtų mažiau streso. Ir tai irgi vienas iš būdų pastiprinti save ir būti tą tvirtą, būdišką, stabilę, savyje pasitikinčią asmenybę. Tai Aiste, dar duodu tau irgi baigiamąjį žodį, gal kažką prie meditacijų dar norėsi pridėti ir tuomet galėsim padėkoti visiems. Aš matau, kad rašot, parašykit elektroninius paštus visos, kas norit meditacijų, gerai, nes tai bus lengviau. Nes jūsų Taip, čia nerodo, matau. Taip. Tai parašykit e-mailus ir mes tada iš karto po to webinaro galėsim su jumis ir pasidalinti. Tai va, Aiste, baigiamasis dar žodelis tada tau. Tai ačiū, kad buvot. Tikiuosi, kad buvo naudinga, kad susitiksime galbūt. Ilgesniam bendravimui. Taip, ar tai susitiksime kitais metais, būtent šituose mokymuose, galbūt, nežinau, Šveicarijoje, pas mane kalnuose, galbūt Tenerifėje. Tenerifėje, va dar šito neišdavėm. Taip, dar su Aiste organizuojam stovyklą apie santykius būtent Tenerifėje. Kovo mėnesį, tai galbūt susitiksim ten. Taip. Tai lauksim jūsų visur ir bendraukim, draugaukim. Ačiū Jums. Ačiū Jums.